Antrasis laiškas Korintiečiams. 1 skyrius. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, Dievo bažnyčiai Korinte ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Achajoje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimų, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. Jei kenčiame priespaudą, tai jūsų paguodai ir išganimui. Jei esame guodžiami, tai jūsų paguodai, kuri įdiegia jums ištvermę pakęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame. Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, kad būdami kentėjimų draugai, jūs būsite ir paguodos bendrai. Mes norime, kad jūs, broliai, sužinotumėte apie Azijoje mus ištikusią negandą, kuri baisiai mus prislėgė, tiek viršydama mūsų jėgas, jog nepasitikėjome išliksę gyvi. Mes ir patys širdies gilumoje buvome ištarę savo mirties sprendimą. Todėl nebepasitikėjome savimi, o tik Dievu, kuris prikelia mirusius. Tai jis mus išgelbėjo iš mirties nasrų ir tebegelbė. Jame mūsų viltys, jog jis ir toliau gelbės, prisidedant jums maldomis už mus, kad už daugelio mums išmelstą malonę daugelis mūsų vardu dėkotų. Galime pasigirti savo sąžinės liudijimu, jog visur žmonėse, o ypač pas jūs, mes vadovavomės iš Dievo einančių šventumu bei nuoširdumu ir nekūniška išmintimi, bet Dievo malonę. Mes nerašome jums nieko kita, kaip tik tai, ką jūs perskaitote ir suprantate. Turiu vilties, kad suprasite iki galo, kaip iš dalies jau supratote, kad mūsų viešpaties Jėzaus dieną mes būsime jūsų pasididžiavimas, lygiai kaip ir jūs mūsų. Tokio pasitikėjimo kupinas ir kad jūs pakartotinai gautumėte malonę, aš ketinu pirmiausia atvykti pas jūs ir pro jūs keliauti į Makedoniją, o iš Makedonijos vėl grįžti pas jūs, kad jūs mane išlydėtumėte į Judėją. Argi taip manydamas aš elgiausi lengvabūdiškai? O gal mano sumanimai buvo grynai žmogiški? Gal mano taip kartu reiškia ir ne? Kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu taip ir ne. Juk Dievo sūnus Kristus Jėzus, kurį jums paskelbėme aš, Silvanas ir Timotiejus, anaiptol nebuvo ir taip ir ne. Bet jame buvo tik taip. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame taip. Todėl per jį skamba ir mūsų amen Dievo garbei. Juk Dievas mus ir jūs sutvirtino ir patepė Kristui. Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis dvasios laidą. Šaukiuosi Dievą liudytoju, kaip mane gyvą regite, kad netvyko į Korintą tik jūsų gailėdamas. Mes juk nesame jūsų tikėjimo viešpačiai, bet tik jūsų džiaugsmo talkininkai, nes tikėjime jūs stovite tvirtai. Antras skyrius. Aš nusprendžiau savo širdyje nebevykti pas jūs dar kartą su liūdesiu.
O jei aš pats jūs liūdinu, tai kasgi mane pralinksmins, jeigu ne mano nuliūdintasis. Aš esu tai parašęs, kad atvykęs neturėčiau liūdėti dėl tų, kuriais derėtų džiaugtis. Juk tikiu jumis visais, kad mano džiaugsmas yra ir visų jūsų džiaugsmas. Aš jums esu rašęs iš didelio sielvarto ir širdies suspaudimo, su gausiomis ašaromis, ne tam, kad pastumėčiau jūs į nusiminimą, bet kad pažintumėte meilę, kurios pertekusi jums mano širdis. Jeigu kas nuliūdino, tai ne mane, bet kad neperdėčiau, bent iš dalies nuliūdino jūs visus. Tokiam pakanka daugumos paskirtosios bausmės. Net atvirkščiai jūs turėtumėte jam atleisti ir paguosti, kad pernelyg didelis nusiminimas jo nepražudytų. Todėl aš ir prašau jūs parodyti jam meilę. Tam jums ir parašiau, kad patirčiau, ar jūs visais atžvilgiais esate klusnūs. O kam jūs dovanojote, tam dovanojau ir aš. Nes jei kam dovanojau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje, kad nebūtumėte šėtono apgauti. Mes juk žinome jo kėslus. Kai atvykau į Troadą skelbti Kristaus evangelijos, viešpats buvo man pravėręs duris, bet aš neturėjau dvasios ramybės, kadangi nesutikau ten savo brolio Tito. Tad atsisveikinęs iškeliavau į Makedoniją. Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus aukos kvapsnis Dievui tarp einančių į išganymą ir žengiančių į pražūtį. Vieniems mirties kvapsnis, nešanti mirtį, kitiems gyvenimo kvapsnis, vedanti į gyvenimą. O kasgi tinkamas šiam uždaviniui? Mes neprekiaujame kaip daugelis Dievo žodžiu, bet jį skelbiame Kristuje iš tikros širdies, Dievo įkvėpti, Dievo akivaizdoje. Trečias skyrius. Ar pradėsime iš naujo save jums pristatinėti? Gal reikia kaip kai kuriems lydimųjų laiškų į jus ir nuo jūsų? Ne, nes jūs patys esate mūsų laiškas įrašytas mūsų širdyse, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, kurį mes, patarnaudami jums, surašėme ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime Kristaus dėka. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors numanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais naujosios sandoros, ne raidės, bet dvasios, nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Jeigu tarnavimas mirčiai iškaltas raidėmis akmenyse buvo toks garbingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo švytėjimo, kuris turėjo išblėsti, tai nepalyginti didesnė garbe bus apgaubtas tarnavimas dvasiai. Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. Tenykštis garbingumas visai nebegarbingas, palygintas su viską nustelbiančia garbe. Ir jeigu laikinas dalykas spindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas. Taigi, turėdami tokią viltį, mes viską dėstume atvirai, ne kaip Mozė,
kuris ant veido užsileisdavo gaubtuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindesio pabaigos. Deja, jų protai atbuko, iki šios dienos jų akis dengia tas pats gaubtuvas, kai skaito Senąjį įstatymą, ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti tegali Kristus. Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia jų širdį. Bet vos tik žmogus atsigręžia į viešpatį, gaubtuvas nukrinta. Viešpats yra dvasia. O kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Mes visi, atidengtų veidų viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Ketvirtas skyrius. Štai kodėl iš Dievo gailestingumo, turėdami šią tarnystę, nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, mes susilaikome nuo slaptų gėdingų darbų, nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio, bet atviru tiesos skelbimu prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje. Jeigu mūsų evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien tik einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Kristaus šlovės, evangelijos šviesos. Ogi Kristus yra Dievo atvaizdas. Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį, save laikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus. Pats Dievas, kuris yra taręs, iš tamsos ten nušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę spindinčią Kristaus veidę. Deja, šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti. Mes vyruojame, bet neprarandame vilties. Mes persekiojami, bet neapleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums, gyviesiems, dėl Jėzaus nuolat gresia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Šitaip mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl kalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visą pranokstančią amžinąją garbę. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Penktas skyrius. Mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstai suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, nerankomis statyti amžinieji namai danguje.
Todėl mes dūsaujame trokšdami ant viršaus apsivilkti savo buveinę iš dangaus. Jei turime būti rasti apsirengę, nenuogi. O kol gyvename šioje padangtėje, dūsaujame prislėgti, norėdami nenusirengti, bet verčiau apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. Dievas mus tam ruošia, suteikdamas dvasią kaip laidą. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gerą ar blogą. Taigi, žinodami, kas yra bijoti viešpaties, mes stengiamės įtikinti žmones. Dievui mes atviri ir tikiuosi, jog esame atviri ir jūsų sąžinėms. Nenorime jums iš naujo prisistatinėti, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigirintiems savo išorę ne širdimi. Jei mes persistengiame, tai Dievui. Jei esame nuosaikūs, tai dėl jūsų. Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Šeštas skyrius. Kaip Dievo bendradarbiai norime jūs įspėti. Neimkite Dievo malonės veltui. Jis sako, aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Mes niekam jokių atžvilgių neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai, visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrų sielvartuose, neganduose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose. Pasirodome tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, šventąja dvasia, neveidmaininga meile, tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ar iš kairės,
gerbiami ir žeminami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, nepažįstamais ir žinomais. Kai mirštame ir štai vėl gyvuojame, kai esame baudžiami ir nenužudomi, kai liūdime ir visą laiką esame linksmi, kai, būdami beturčiai, praturtiname daugelį, kai nieko neturime ir viską turime. Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, korintiečiai, mūsų širdis jums erdvi tapo. Mumyse jums ne per ankšta, ankšta jūsų pačių širdyse. Tad atsimokėkite tuo pačiu, kalbu kaip vaikams, ir praplėskite savo širdis. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais, kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru, arba tikintį su netikinčiu? Ir kaip suderinti Dievo šventovę su stabais? Juk mes esame gyvojo Dievo šventovė, kaip Dievo pasakyta. Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako Viešpats, ir nelieskite netyrų daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnūs ir dukterys. Taip sako visagalis Viešpats. Septintas skyrius. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, su Dievo baime siekdami šventumo. Atverkite mums savo širdis. Juk mes nė vienam nepadarėme skriaudos, nė vieno nesužlugdėme, nė vieno neapgavome. Sakau tai, nenorėdamas jūs smerkti. Juk jau sakiau, jog esate mūsų širdyje, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. Aš labai pasitikiu jumis, labai jumis didžiuojuosi. Aš kupinas paguodos ir džiaugsmo visuose mūsų sielvartuose. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti nė kiek ramybės. Mes buvome visokeriopai varginami. Iš lauko kovos, iš vidaus baimė. Bet Dievas, nuolankiųjų guodėjas, palinksmino mus Tito atvykimu. Ir ne vien jo atvykimu, bet ir ta paguoda, kurią jis buvo patyręs iš jūsų. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dejones, jūsų rūpinimąsi manimi, ir tuo dar labiau mane nudžiugino. Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailestavau, juk anas laiškas matyti, kuriam laikui jis buvo nuliūdinęs, tai dabar džiaugiuosi, žinoma, ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią. Taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą ir to netenka gailėtis. O šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. Ir štai kaip tik tas nuliūdimas pagal Dievo valią, kokį pažadino jums susirūpinimą, kokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, ilgesį, uolumą ir bausmę. Jūs visais atžvilgiais pasirodėte nesusitepę anuo nusikaltimu. Taigi, jeigu jums parašiau, tai ne dėl įžeidėjo ir ne dėl įžeistojo, bet kad jumyse išryškėtų, kaip rūpinatės manimi Dievo akivaizdoje.
tai mus ir paguodė. Mes ne tik paguosti, dar labiau mes nudžiugę dėl Tito džiaugsmo, nes jo dvasia buvo jūsų visų atgaivinta. Nelikau sugėdintas, kad jam buvau pasigyręs jumis, bet kaip visą jums teisingai kalbėjome, taip ir mūsų pasigyrimas Titui pasirodė teisingas. Jo paties širdis dar labiau prisirišusi prie jūsų, nes jis prisimena, kokie visi buvote klusnūs, kaip priėmėte jį su baime ir pagarba. Aš tik džiaugiuosi, kad visais atžvilgiais galiu jomis pasikliauti. Aštuntas skyrius. Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę suteiktą Makedonijos bažnyčioms. Nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir virš išgalių savo noru prašyte prašymus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patį save, pirmiausia viešpačiui, paskui mums. Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad pas jus tą gerą darbą pradėjęs jį ir pabaigtų. Tad, būdami visako pertekę, tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokiojopo uolumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Aš tai sakau neliepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu tikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. Jūsgi pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aš duodu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmieji pradėjote ne tik veikti, bet ir trokšti. Dabar pagal išgales pabaikite tai daryti, kad kaip gyvi troškote, taip ir baigtumėte. Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne tiek negali. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, kaip parašyta. Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus. Dėkui Dievui pažadinusiam Tito širdyje tokį uolumą jūsų atžvilgiu. Jis ne tik paklausė mano raginimo, bet būdamas labai uolus, savo noru leidžiasi keliauti pas jus. Kartu su juo siunčiame brolį, pragarsėjusį Evangelijos skelbimu visose bažnyčiose. Jis netgi yra bažnyčių paskirtas mano kelionių palydovu šiam šalpos darbui, kurį atliekame paties viešpaties garbei ir su užsidegimu, sergėdamiesi, kad kas nors neimtų mūsų įtarinėti dėl tokių gausių aukų, pavestų mums tvarkyti. Mes juk rūpinamės geru vardu ne tik viešpaties, bet ir žmonių akyse. Taigi, su jais pasiuntinėme savo brolį, kurio uolumą daugel kartų įvairiopai esame patikrinę ir kuris dabar yra dar uolesnis, labai jumis pasitikėdamas. Titas, tai mano bičiulis ir bendradarbis tarp jūsų, o tie mūsų broliai, tai bažnyčių pasiuntiniai, Kristaus šlovė. Todėl visų bažnyčių akyse įrodykite savo meilę ir kad mes ne veltui jumis didžiuojamės.
9 skyrius. Tiesą sakant, nebereikia daugiau rašyti jums apie paramą šventiesiems. Aš juk žinau jūsų pasiryžimą ir giriuosi jumis makedoniečiams, sakydamas, jog Achaja pasiruošusi nuo pernai. Ir jūsų uolumas yra daugelį paskatinęs. O brolius siunčiu tam, kad mano pasigyrimas jumis nepasirodytų šituo atveju tuščias ir kad jūs, kaip esu sakęs, būtumėte pasirengę. Jei kartais makedoniečiai atvyktų kartu su manimi, kad neužkluptų jūsų nepasiruošusių ir netektų dėl tokio įsitikėjimo raudonuoti mums, nekalbant apie jus. Todėl aš maniau esant reikalinga paprašyti brolius anksčiau nuvykti pas jus ir pasirūpinti, kad žadėtoji dovana būtų paruošta ir kad ji liudytų jūsų dosnumą, nešykštumą. Argi ne taip, kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jūs apipilti tuleropomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta. Jis pažėrė, padalijo vargdieniams, jo teisumas amžiais išlieka. Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams. Jūs tapsite visokiojopai pasiturintys ir galėsite būti dosnūs, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui. Šis paslaugus tarnavimas ne tik pagelbės šventiesiems skurde, bet ir paskatins gausias padėkos maldas Dievui. Patyrę tokias paslaugas, jie šlovins Dievą už jūsų klusnų tikėjimą Kristaus Evangeliją ir už brolišką dosnumą jiems ir visiems kitiems. Jie melsis už jus ir ilgėsis jūsų dėliai visą pranaukstančios Dievo malonės jumyse. Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną. Dešimtas skyrius. Aš pats, Paulius, jūs maldauju dėl Kristaus romumo ir švelnumo, aš, kuris akyse su jumis esu toks nusižeminęs, o už akių taip smarkauju prieš jus. Aš jūs prašau, kad atvykęs neturėčiau pasirodyti smarkuoliu, pasiryžusiu griežtai sudrausti kai kuriuos manančius, jog mes vadovaujamės kūno sumetimais. Vis dėlto, gyvendami kūne, mes kovojame nekūniškai. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtovės. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną protą, kad paklustų Kristui ir esame pasirengę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. Tik pažvelkite, kas jums po akių. Jei kas tarėsi esąs Kristaus, tegul kartkartėmis pamąsto širdyje. Kaip jis Kristaus, taip ir mes. O jei panorėčiau daugiau pasigirti, ta galia, kurią Viešpats mums suteikė jūsų ugdymui, negriovimui, tai nebūtų man gėdos. Beje, nenorėčiau pasirodyti baudinąs jūs laiškais, nes laiškai, sako, yra svarūs ir griežti, bet jo kūno išvaizda menka ir iškalba prasta. Kas taip sako,
tegul įsidėmi, jog kokie esame iš tolo ir laiško žodžiais, tokie esame ir vietoje darbais. Mes nedrįstame savęs gretinti ar lyginti su kai kuriais žmonėmis, kurie patys save aukština. Juk jie, matuodami save pagal save, pačius ir lygindami save su savimi, elgiasi neišmintingai. Nesame linkę girtis be krašto, o tik iki tų ribų, kurias mums Dievas užbrėžė ir kurios siekia lig pat jūsų. Ir mes nepersistiebiame, taip būtų, jei nebūtume jūsų, nes juk Kristaus Evangelija jūs pasiekėme. Mes be krašto nesigiriame svetimo darbo vaisiais, bet turime viltį, jūsų tikėjimui tarpstant, praaugti ligšiolines ribas, kad galėtume nešti Evangeliją už jūsų ribų, tik žinoma, nesigirti kito atliktų darbų svetimoje srityje. Kas nori girtis, tesigiria viešpačiu. Ne tas priimtinas, kuris pats save giria, bet tas, kurį viešpats pagiria. Vienuoliktas skyrius. O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano paikybės, bet jūs ir pakenčiate. Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydo. Mat aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaisčią mergelę. Bet aš bijau, kad kaip angis savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų minčių, kas nesugadintų ir netitrauktų nuo tyro atsidavimo Kristui. Mat, jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą Evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tai pakenčiate. Bet aš manau nesąs prastesnis už anuos antapaštalius. Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol nepažinimo. Ir tai mes jums esame įrodę visais atžvilgiais. Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jus, paskelbdamas jums Dievo Evangeliją dovanai, aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimui, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jus ir stokodamas, nė vieno neapsunkinau. Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojausi ir ateityje saugosiuos, tapti jums našta bet kuria prasme. Sakau jums vardan Kristaus tiesos esančios manyje, kad šio pasididžiavimo Achajos srityse niekas iš manęs neatims. Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O, Dievas tai žino. Kaip darau, taip ir darysiu, kad neduočiau progos ieškantiems priekabių pagyrūnams, kurie norėtų pasirodyti esą tokie kaip ir mes. Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, juk pats šėtonas sugeba apsimesti šviesos angelu. Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai. Aš kartoju, nelaikykite manęs kvailiu. O jeigu jau laikote, tai pasiklausykite manęs kaip kvailo, kad galėčiau bent truputį pasigirti. Ką pasakysiu, pasakysiu ne viešpaties valia, bet tarytum kvailiodamas ir manydamas galys pasigirti.
kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš. Juk būdami protingi, jūs mokate mielai pakęsti paikuosius. Beje, jūs ir pakenčiate, kai jūs pavergia, kai apryja, kai apiplėšia, kai puikuoja, kai užgauna per veidą. Savo gėdai sakau, kad mes buvome per silpni taip su jumis elgtis. Bet jei kas drįsta kuo nors didžiuotis, tai sakau iš kvailumo drįstu ir aš. Jie žydai ir aš. Jie izraelitai ir aš. Jie Abraomo palikuonys ir aš. Jie Kristaus tarnai, iš kvailumo sakau, aš juo labiau. Aš daug daugiau įdėjau triūso, kur kas daugiau kalėjau. Esu gavęs nepalyginti daugiau ryščių ir daugel kartų buvęs mirties pavojuje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčio. 3 kartus gavau lazdų. 1 kart buvau apsvaidytas akmenimis. 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą. Ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, pavojuose nuo savo tautiečių, pavojuose nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavojuose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. Be kita ko, kasdien esu žmonių apgultas, rūpinuosi visomis bažnyčiomis. Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu? Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu. Viešpaties Jėzaus Dievas ir Tėvas, kuriam šlovė per amžius, žino, kad nemeluoju. Damaske karaliaus Areto etnarkas saugojo damaskiečių miestą, norėdamas mane suimti. Bet aš buvau pro langą nuleistas pintinėje per mūrą ir tik taip ištrūkau iš jų nagų. Dvyliktas skyrius. Jei reikia girtis, nors iš to jokios naudos, eisiu prie viešpaties regėjimų ir apreiškimų. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų, ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo pagautas ir iškeltas iki 3 dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus, ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Štai tokiu žmogumi pasigirsiu, o savimi nesigirsiu, nebent savo negalėmis. Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką man jie mato ar iš manęs girdi. Taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais,
bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Jūsų verčiamas nukalbėjau neprotingai. Iš tikro, tai jūs turėtumėte mane pagirti, nes aš neprastesnis už antapaštalius, nors esu niekas. Jūsų akyse pasitvirtino tikro apaštalo žymės – kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. Tad kogi jums trūksta palyginti su kitomis bažnyčiomis? Vien to, kad nebuvau jums našta. Atleiskite man šitą nusikaltimą. Štai aš pasiruošęs 3. kartą atvykti pas jus, tačiau neapsunkinsiu jūsų. Aš geidžiu ne jūsų turto, bet jūsų pačių. Juk ne vaikai privalo krauti turtą gimdytojams, bet gimdytojai vaikams. Jūsų sielų labui su džiaugsmu viską atiduosiu ir save patį pridėsiu. Argi be krašto jūs mylėdamas turėčiau būti jūsų mažiau mylimas? Tebūnie ir taip sakysite, aš jūsų neapsunkinau, bet būdamas gudrus, klasta jūs prisiviliojau. Bet argi aš kaip nors išnaudojau jūs per kurį savo pasiuntinį? Aš įprašiau Titą keliauti ir pasiunčiau su juo vieną brolį. Argi Titas jūs išnaudojo? Argi mes veikėme ne tą pačią dvasią? Argi nevaikščiojome tomis pačiomis pėdomis? Jūs jau seniai manote, kad mes prieš jūs teisinamės. Ne, mes kalbame Dievo akivaizdoje, Kristuje, ir visa tai, mylimieji, jūsų pažangai. Mat aš bijau, kad atvykęs nerasčiau jūsų tokių, kokių nenoriu, ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite. Kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeižtų, apkalbų, pasipūtimų, netvarkos, kad kai vėl atvyksiu, mano Dievas nepažemintų manęs prieš jus ir man netektų apraudoti daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar nėra atgailoję dėl savo netyrumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų. Tryliktas skyrius. Jau 3. kartą keliauju pas jus. 2 ar 3 liudytojų parodymais remsis visa byla. Jau esu sakęs, 2 kartą lankydamasis pas jus, ir dabar, dar būdamas estu, vėl sakau, anksčiau nusidėjusiems ir visiems kitiems, jog atėjęs būsiu negailestingas. Jūsgi reikalaujate įrodymo, kad manyje kalba Kristus, o jis nėra silpnas prieš jus, bet galingas jumyse. Jis buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar jis gyvas Dievo galybę. Nors mes irgi silpni jame, bet jums gyvensime su juo Dievo galybę. Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save. O gal nenutuokite, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, esate atmestini. Bet aš turiu vilties, kad jūs įsitikinsite, jog mes nesame atmestini. Mes meldžiame Dievą, kad jūs nedarytumėte nieko blogo, ne tam, kad mes pasirodytume tinkami, bet kad jūs darytumėte gerą, o mes būtume tarytum atmestini. Mes juk nieko negalime prieš tiesą, bet tik tai už tiesą. Mums džiaugsmas, kad mes silpni, o jūs stiprus.
Mes to ir meldžiame, kad jūs taptumėte tobuli. Todėl, būdamas toli, rašau tai, kad atėjęs į vietą neturėčiau griežtai elgtis, griebdamas galios, kurią man Viešpats suteikė tam, kad ugdyčiau, o ne kad griaučiau. Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jūs sveikina visi šventieji. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.